Penkis. Ja. Tai sveiki visi, jūs įsijungėte patį geriausią pasaulio podcastą, tai Taškom Arbatą. Aš šiandien atvykau su savo dviem mylimiausiais draugais, tai yra Gabija ir Arnas. ir Džiugas. Man patinka kalbėti temomis, kuriam dažniausiai draudžiama kalbėti prie stalo, tai yra politika, sportas ir tikėjimas. Iš kitų mėgstamų veiklų taip pat muzikuoju. Esu parlamento narys ir esu mokyklos viceprezidentas. Taip pat kuruoju kitą mūsų mokyklos podcastą. Aš esu Gabija, man 16, einu į Daukanto gimnaziją. Esu mokyklos taryboje, labai mėgstu prisidėti prie visokių veiklų. Aš groju gitarom, pianinu, mėgstu rašyti poeziją. Aš manau, kad man puikiai sekas komunikuoti su kitais žmonėm ir manau, kad mes čia galim susirasti daug naujų draugų. Taip, tai aš esu Arnas, kaip jau girdėjot, man irgi yra 16 metų. Sakyčiau, esu visai kūrybiškas, meniškas žmogus, lankau teatrą, einu dar į Ąžuoliuko muzikos mokyklą. Patinka šiaip kažką kurt, filmuot, fotografuot, montuot, editint kažką. Kalbėt labai patinka, turbūt jie pritartų, kad patinka man kalbėti. Aš esu mūsų grupelės vadinamasis Ankas, man yra 18 ir... Džiugas puikiai prie mūsų pritampa. O mes tikimės iš to podcast'o, jeigu mes praeitumėm. Man tai, kaip aš sakiau, labai patinka tiesiog kalbėti, tinka aptarti visokius dalykus, kalbėti, debatuoti. Aš tai manau, labai norėčiau šitą podcastą užkalbinti naujus ir įdomius žmonės, kuriais gal neturėčiau galimybės kitaip užkalbinti, lygiai taip pat išnaudoti visas galimas duotas galimybės. O gal norim pakalbėti maždaug kokias temas mes planuojam čia aptarti? Jo, nes kartais atrodo, yra tokios temos, kur tu nori jų paklaus, bet ne visada paklausi, ar ne visada yra toks momentas, ar čia atrodo bus tokia vieta, kur tu gali apie visas temas, kokias norėtum pakalbėti ir sužinoti apie tą žmogų ir šiaip sužinoti dar apie vieni kitus, ko gal nežinom. Aptartumėm temas, kurios gal gąsdina dabartinį jaunimą, tai kaip studijos. Apie mokyklą irgi, manau, mūsų artintų, nes mes kaip ir patys esam mokyklai, tai galėtumėm daug ką pasakyti iš mūsų pačių patirčių ir daug visokių juokingų įdomių istorijų papasakoti. Tai va. Galim pakalbėti apie daug temų, kurios mums tikrai įdomios ne tik mums, bet ir jums. Tai vat, aš manau, kad galime kviesti mūsų šiandieną svečią ir tęsti mūsų podcastą toliau. Taip. Štai atėjo mūsų svečias. Gali prisistatyti trumpai? Sveiki, aš Airė. Taip, labai malonu. Gerai, tai gal toks paprastesnis klausimas, kurią dainą pirmą išvertei į lietuvių kalbą, turbūt ir patalpinai platformą Instagramą. Tai pirma daina buvo Labyrinth Jealous, man atrodo. Tai aš ją buvau įkėlus ir visiškai blogai nufilmavau ją. Aš tiesiog pasidėjau ant sofos telefoną ir visas garsas užsidengė ir nežinau kodėl, bet pirmas coveris, jisai atrodo, kad aš suplytą filmavau, bet įkėliau ir visai patiko žmonėm ir reikėjo toliau tęsti. O kaip tas visas procesas tavo atrodo? Ar tau sunku, ar būna kartais, kad tiesiog nesigauna išverstų žodžių, nes jeigu kas nežino, Airė labai puikiai išverčia visokias geras labai dainas į lietuvių kalbą ir labai gražiai apdainuoja, tai ir tiesiog tokių žodžių, kur iš anglų nelabai išversi taip į lietuvių ir kad nelabai rimuosis ar kažkas tokio. Būna, tikrai būna. Dar iš pradžių, kai turėjau labai daug fainų dainų išsiversti, buvo viskas labai lengva, bet dabar, pavyzdžiui, bandau išversti ir kuo toliau, tuo labiau suprantu, kad sunkėja tas visas vertimas ir būna tokių frazių, kurios tiesiog neišsiverčia iš anglų kalbos, ten tarkim, you're the apple of my eye, tu mano akies obuolies, ką? Jo, ir tiesiog būna tokių lietuvių kalba neišsiverčia ir tada tu turi improvizuoti kažkaip, tiesiog, kad būtų ta pati idėja, bet kad labai nepasikeistų ten tie žodžiai. Tai... O ar tikėjai tokio populiarumo iš savo visų įrašų ir kada jau sulauki jo ties kelintų? Aš seniau keldavau visokius coverius, tam tikrus kažkokius piešinukus savo ir taip toliau, bet niekada nesulaukdavo ten ypatingai daug dėmesio. Pirmas toksai bumas buvo, kai buvo šių metų Eurovizija ir įkėliau laimėtojo dainą dieną prieš, kai jis laimėjo. Tai kai jis laimėjo, visi pradėjo serčinti, ieškoti tos dainos per TikToką. Tai surinko 3 milijonus peržiūrų TikToke. Tai buvo toksai, o dieve, aš atsikėliau ir ten 200 000 laikų, aš tokia, kas vyksta. Ir tada, kai kėliau pirmą dainą išverstą į lietuvių kalbą, tai irgi nesitikėjau, kad taip atsitiks. Aš galvojau, kad čia tokie vienkartiniai kartai ten tie pagal algoritmus, kaip ten jie suveikia, taip ir suveikia. Šiaip
labai gražiai dainuoji. Aš norėjau paklausti, nuo Ačiū. seniai dainuoji, gal į kokią muzikos mokyklą, Liepaitės ar kažkur, ar šiaip dainuoji mokykloje ir... Aš ėjau į Dvariono mokyklą, dainavau nuo vaikystės, iš tikrųjų žiauriai nepatiko solfedis ir šiaip eiti į muzikos mokyklą. Sutinku, ne? Sutinku. Jo, tai būdavo tokių atvejų, kai man tikrai nuoširdžiai labai nepatiko. Galbūt, nes solfedis visai panašu į matematiką, man matematika labai nesisekė. Nepatiko, bet lankiau jo. Mes su tavim puikiai sutinkam. Panašiai buvo irgi Manau, istorija. kad čia visiems. Jo. Labai gailiuosi, kad neėjau ir kad nebuvo to tokio, kad manęs niekada tėvai nevertė mokintis, tai viskas išėjo iš manęs pačios, bet kad vat, su ta muzikos mokyklos praleidinėjimu pamokų, tai tikrai gailiuosi, nes dabar to reikia, dabar labai būtų įdomu pačiai pasimokinti, tai irgi ten būtų faina ten mokėti gitarą groti arba fortepijonų, pianinu ir taip toliau. Tai gaila, kad neišmokau, tai dabar reikės mokintis. Gerai, žiūrėk. Dabar toks klausimas, kuris gal šiek tiek skirsis nuo paprastų klausimų, bet mums labai įdomu, mes patys esam daug kartų diskutavę. Atsakyk, kaip manai, ko daugiau pasaulyje yra, akių ar kojų? Galima su gyvūnais, žmonėm? Kaip tu manai? Aš manau, irgi reikia gražiai. Mes kai kiekvieną kartą susitinkam visi trys, tai Diskutuojam. Gabija visada paklausia. Bet jūs nežinote atsakymą. Nu, mes visi skirtingus turim, mes vis Taip. diskutuojam, tada vis naujų Kokia- kažkokių sugalvom, ai, dar tas gal turi, gal tas dar tinka. Ir Taip. taip Aš ir manau, kad nenusprendžiam. akių, nes žinot, yra daug žuvų, pavyzdžiui, Aš tą tai patį žuvis galvojau. neturi kojų liktais. Bet, pavyzdžiui, šimtakojai. Jo, Vorai irgi turi Gerai. daugiau. bet turi ir daugiau akių. Ai. Šiaip įdomu, ar kažkas yra bandęs skaičiuoti, nemanau. Bet gal čia GPT galima. Duris ir ratai, kuo daugiau durų ratų. Vis jau mūsų podcastas turėtų eiti pabaigą. Taip. Tai Tai Ačiū ačiū labai. labai ačiū. Labai Ačiū labai tau. įkvėpiai, manau, esi daugumai autoritetas ir mums. Tai vat, galime užbaigti mūsų podcastą, priminkim pavadinimą. tai taškom arbatą. Taip, ačiū labai.